Pomidorų, paprikų ir baklažanų daigų sėkmė. Kas svarbiausia? Nors sėklos yra itin svarbios, bet sėkmingai užauginti daigą vienas svarbiausių dalykų yra tinkama terpė juos auginti. Tad rinkitės profesionaliai ir kokybiškai parinktus substratus, sukurtus specialiai šiems augalams. Šie substratai pasižymi puikia frakcija, sureguliuotu rūgštingumu bei purumu, kuris neleis suslėgti šių daržovių daigų šaknų, leis joms vystytis kokybiškai, o tinkamas šaknynas itin daug lemia tolimesniame auginime. Kerpam ir žiūrim, kas gero viduje. O viduje rasite puikų substratą be piktžolių sėklų bei ligų pradų. Tai yra itin svarbu, kalbant apie daigų sveikatą. Šios šilumamėgės daržovės dygsta ir auga gana ilgai iki tol, kol jas išsodiname į šiltnamį. Jos sėjamos vienos pirmųjų pavasarį. Tad kokybiškas substratas yra itin svarbu. Jeigu kalbant skaičiais, tai pomidorų daigai išsodinami maždaug po 1,5 mėnesio, o baklažanai daigykloje ar vazonėlį gali augti net 2,5 mėnesio. Tad pasirinkti tinkamą ir kokybišką terpę yra itin svarbu. Puri struktūra užtikrins tai, kad visą šį laiką daigai augdami daigyklose ir vazonuose bus aprūpinti oru, substratas praleis vandenį ir šaknis neužmirks bei tinkamai vystysis. Tad be tinkamo substrato, kuris lemia daugiausiai, labai svarbu paminėti ir kitus faktorius, kurie lems daigų auginimo sėkmę. Tad labai svarbu yra tinkamas laistymas. Nelaistykite šaltu vandeniu, o kol daigai dar visai maži ir trapus, geriau purškite. Taip pat labai svarbus ir vėdinimas. Jeigu auginate šiltnaminėje daigykloje, nepamirškite nukelti dangtelių bei reguliariai pravėdinti. Jeigu jau daigai išsodinti ir auga atskiruose vazonuose, tiesiog svarbu sudaryti pakankamus tarpus tarp augalų, kad neužsistovėtų drėgmė. Substratas, nors ir turi būti maistingas bei laidus orui bei vandeniui, labai svarbu pakalbėti ir paminėti, kad jis turi būti ir šiltas. Kadangi dažnai, kai pradedame ankstyvą sėją, kambario temperatūra yra gana šilta, bet daigus laikome prie lango, kuris yra gana šaltas. Tad substratas yra vėsus ir tai skatina papildomas ligas arba vandens užsistovėjimą. Rinkitės pomidorų, paprikų ir baklažanų daigams, jiems skirtus kokybiškus substratus ir džiaukitės sveikais bei vešliais daržovių daigais. Prenumeruokite mūsų kanalą bei raskite daugiau naudingų patarimų, kaip užsiauginti gausų paprikų ar pomidorų derlių.